Nu va, kokį smagų intro aš dėjau. Tai šiandien tema yra kova tarp Antigravity ir Cursor. Išbandžiau abudu. Tai, ką noriu patvarkyti savo tankų žaidime, tai dizainas. Dizainas yra baisus, nes aš nieko dėl jo nedariau, viskas ten tiesiog tekstai ir backgroundas. Tai, ką noriu padaryti, sutvarkyti dizainą. Kiek aišku įmanoma. Ir aš jau iškart nujaučiu, kad čia bus challenge'as, tai iš karto bandau su abiem. Promptas, kurį parašiau pradžiai, yra paprastas. Improve the design of the menu scenes, make all navigation screens, buttons, etc. Žodžiu, bandau visiškai atvirai, padaryk viską, ką gali. Tai pirmas kursorius davė tokį. Nėra labai blogai. Layoutą, kur ten šiek tiek išlenda, galima būtų pataisyti. Čia nėra didžiausia bėda. Dabar Antigravity davė tokį. Šiek tiek spalvingiau. Man kaip ir patiko. Pasižiūrėjau. Gerai. Darbą viršui biškį ten papaišė. Džiaugiuosi, kad iš vis užsiėmė tuo, kad pat ir tą modalą ir viską biškį patvarkė. Bet aišku, manęs tas netenkina, tai aš dirbau toliau. Parašiau daugiau. Sakau, ten patvarkyk ir tą, ir aną, ir dar pridėjau stilius. Reiškia tanks, tech, dirt, rust, slightly retro. Galvojau, bus kažkas tokio mechanic, kažką tai. Tai kursorius davė tokį. Mano akiai per mažai ryškus. Vėlgi, layoutas biškį paprašytum pataisytų, ne bėda. Bet labai toksai apie nieką. Bet Antigravity iš vis sugriuvo. Tas meis padarė backgroundą smagų. Jis panaudojo Google šitągi Gemini tam. Bet šiaip visa navigacija visiškai sugriaus. Tada gerai, sakau, parašysiu dar daugiau. Parašiau viską detaliai, reiškia, tą peržiūrėk, layoutą, gali visiškas freedom daryk, ką nori. Taip pat nutariau pakeisti stilių, reiškia, sakau, tanks, tech, electric, lasers, futuristic. Ir pridėjau dar, it's a game, don't be afraid to make any brave design. Ir tikėjausi, kad bus įdomiai. Tai kursorius davė taip, kur, futuristic ir visa kita, bet layoutas sugriuvęs ir dar nuobodesnis. Antigravity davė tokį ir aš abiem tiek naudodamas Antigravity, tiek kursorių, aišku, uždėjau tą max jų capabilities, ką jie gali padaryti. Bet tai, ką aš pastebiu, tai ar max ar ne max, daugiau sprendžia atsitiktinumas ir promptas, kurį parašai, negu kad jau būtinai ten kurį modelį naudoji. Nepaisant to, aš tada nutariau šitą patį išbandyti daug tų modelių. Tai va čia pavyzdžiui yra surašyti visi 4 ir kai tu jos pažymi visus 4, kursorius visus 4 vienu metu ranina ir visi 4 paruošia savo atsakymą. Deja, 3 iš jų buvo visiškas net ir tas CodeMax, kurį naudojau visiems prieš tai, buvo visiškai sugriuvęs šiuo atveju. Tačiau Cloud modelis padarė va tokį. Pirmas, kuris padarė su animacijom, padarė daugiau mažiau be klaidų ir viskas veikia. Aš nežinau, kaip taip atsitiko. Ir viršui čia tą panelę perpiešė ir modalas. Žodžiu, viskas gavosi ir mano akiai gavosi neblogai. O jūs sakykite, kas jums yra gražiausiai komentarus. Jeigu kažkuris tai dizainas akivaizdžiai bus favoritas visų, tai taip ir važiuosim toliau. Dar čia daug ką reikia pataisyti ir iš stiliaus, ir iš to, kaip žaidimas veikia, tai dar susitiksim.